Sveiki visi žiūrintys, su jumis Dovilas Petkus, o čia savaitės apžvalga ir tai, ką valdžia bando nuslėpti nuo jūsų. Šią savaitę Seime vyko neeilinė Seimo sesija, ją paskelbti valdantieji sumastė žadėdami įgyvendinti ūkininkų proteste išsakytus reikalavimus. Tačiau realybė ir valdančiųjų pažadai nėra to paties pasaulio kategorija ir dimensija. Nors buvo pažadėta išspręsti visą eilę ūkininkų problemų, dėl kurių jie traktoriais buvo atvykę į sostinę, vyriausybė ėmėsi svarstyti vos vieną klausimą susijusi su suskystintų naftos dujų akcizu. Yra iš tikrųjų turbūt viena trumpiausių suorganizuotų neeilinių sesijų, kiek man dabar teko jau antrą kadenciją Seime. Jis iš tikrųjų tuščia ta darbotvarkė ir žemdirbių klausimų sprendimas jų problemom, tai turbūt sudaro galbūt 1/10 visų čia šioje sesijoje pateiktų tik tais projektų. Galime išties pasidžiaugti, kad Valiaus Ąžuolo iniciatyva ir dėka šis akcizas vietoj didžiausio pasaulyje 304 eurų už toną bus tik 13. Tai yra toks pat kaip Lenkijoje. Tačiau tiesa ir tai, kad su 13 eurų valdantieji sutikti neskubėjo. Ministras Gentvilas siūlė 71, o Šimonytė 41 eurų akcizą. Galų gale vyriausybės buvo nusileista ir sutikta su 13 eurų pasiūlymu. Tačiau visas šis valdančiųjų spektaklis labiau primena stalinistinę taktiką. Pradžioje visus nokautuojam beprotiškais reikalavimais, o po to juos sušvelninam, kad esą visi likę dar mums padėkotų. Žiūrėkit, kokie mes geri, galėjom jums mokesčius kelti ir dar labiau, bet štai būsim maloningi. Tiesa, realybė ne visai tokia, nes sutikdami daugiau nei 20 kartų sumažinti akcizą, valdantieji jau yra parengę ir CO2 mokestį, kuris įsigaliotų jau ateinančiais metais. Ta pati konservatorių mokesčių mergelė, tik kita suknelė. Negana to, dėrybos dėl akcizo dydžio ir visos neeilinės sesijos dėmesio sukoncentravimas į Remigijaus Žemaitaičio apkaltą eilinį kartą leidžia valdantiesiem pridengti neįgyvendintus pažadus. Likusiam ūkininkų klausimam daugiau vietos šioje neeilinėje sesijoje neatsirado. Jie bus sprendžiami tik pavasarį. Matyt tikimasi, kad patenkinus vieną iš reikalavimų, likusius protestuotojai po poros mėnesių tiesiog užmirš. Tada mes užmirštame kalbėti, kas svarbu žemdirbiam, kokios jiems problemos, kaip mes tvarkome su infliacija, kokios mūsų maisto kainos, kaip regionai gyvena ir švietimas ir taip toliau. Tai apie tai mes nebekalbame, o kalbame vėl apie vieną Seimo narį iš opozicijos. Kad valdantieji ištobulinę slapukavimo ir pridengimo taktikas yra akivaizdu, tik tą labai sunku nuslėpti nuo mūsų. Šią savaitę per žiniasklaidą nuvilnijo banga naujiena apie sulaikytą Vilniaus stadiono švaistūną Šarūną Stepukonį. Įtariamasis kaltinamas pasisavinęs jau per 40 milijonų eurų. Viešumoje jau svarstoma apie tai, ką sulaikytasis gali priduoti teisėsaugai. Tiksliau tariant, ar nenukentės konservatoriai, jei prabils Stepukonis. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Valius Ąžuolas sako, kad jei prokurorai ir tyrėjai rimtai užsiims Stepukoniu, o šis prabils, išlys ir Austėjos bei Gabrieliaus Landsbergio mokyklų verslo reikalų galai, sklypas už 1 eurą, valstybės energetikos įmonės labdara, konservatorių lyderio sutuoktiniai ir kiti dalykai. Iš tikrųjų, kadangi jų ryšiai labai glaudus buvo Baltkepo ir Landsbergio, tai tas akivaizdu yra, tai vadinasi dabar ir bandoma visais būdais trukdyti. Pavyzdys, kodėl Seimo komisija negali aiškintis? Stadiono reikalų, Baltkepo reikalų, visų kitų. Tai jeigu ten viskas... Privalėtų aiškintis. Bet žiūrėk, jeigu viskas skaidru, ką slėpti? Jeigu ten viskas yra gerai, jokių ten problemų nėra. Tai vadinasi, ten yra taip neskaidru ir taip blogai, kad bijo netgi leisti komisijai aiškintis. Kaip galėjo atsitikti, kad 5 metus vienas apsukrus investuotojas apgaudinėjo ne tik savo verslo partnerius, bet ir visą Lietuvos finansų institucinę sistemą, turinčią kontroliuoti finansinių operacijų atitikimą ir pinigų plovimo prevencijos įstatymus. Kaip pastebi valstiečių parlamentarė Asta Kubilienė, ar tik nebus nutikę taip, kad lošėjas dengia lošėją. Pedofilijos skandalą konservatorių gretose labai išradingai buvo bandoma paslėpti po savivaldybių čekiukų skandalu. Štai žiūrėkit, kur kalti. Dabar Lietuvos Ostapo Benderio Šarūno Stepukonio skandalą bandoma maskuoti Seimo čekiukų skandalu. Labai įdomu, ar vykstant Lietuvos amžiaus aferos atidengimui,
Šis skandalėlis nėra dar vienas bandymas nukreipti visuomenės dėmesį. Ir akcija ši daroma pono Tapino, žmogaus, kuris savo objektyvumą nekartą yra aiškiai pademonstravęs, išreikšdamas savo atvirą palankumą valdančiųjų partijų atstovam. Ar įmanoma pavogti dešimtis milijonų be aukščiausio lygio politinės, valdiškų ir kitų institucijų globos? Vargu. O ar įmanoma pridengti didžiausias konservatorių nuodėmės čekiuku? Dar pamatysim. Na, o konservatoriai netruko iškasti dar vieno karo kirvio. Jei anksčiau tai buvo į Rusijos glėbį nustumta Baltarusija, o po to ir Kinija, tai dabar konservatoriai karo kirvį iškasė ir potencialiam būsimam JAV prezidentui Donaldui Trumpui, bei jį palaikantiem respublikonam. Šiandien jau galim konstatuoti, kad konservatorių partijos elitas, formuojantis mūsų šalies užsienio politiką ir jos įvaizdį pasaulyje, savo užimamus postus naudoja ne diplomatiniams santykiams su valstybėm plėsti, bet tokių santykių naikinimui. Kiek anksčiau Bideną pašalinti iš rinkiminės kampanijos grasinės Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygis Pavilionis, dabar grasina Jungtinėms Amerikos valstijoms kryžiaus žygių, jei amerikiečiai drįs balsuoti ir prezidentu rinkti Donaldą Trumpą. Konservatoriai jau užsimojo rengti net ir politikos Jungtinių Amerikos valstijų atžvilgių strategiją, kurie siekiama atliepti Lietuvos saugumo iššūkius. O tuo tarpu užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis vis laimina Seimo turistų kelionės po Taivaną ir baigia susibarti su visa Europa. Kaip pastebi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas į prezidentus Aurelijus Veryga, Lietuva tampa izoliuota pasaulyje, su mumis vengiama bendrauti, esame laikomi politikos mažvaikiais ir išsišokėliais. Dabar mes įsiveliam į vidinius konfliktus, kurie neišvengiamai sukuria priešų mum. Tiesiog mes įsigyjam tokių, kurie, ypatingai politikų, kurie akivaizdu, kad turės nuoskaudų, turės tam tikrą priešiškumą ir sakys, žiūrėkit, jūs čia bandėt kištis į mūsų vidaus politiką, bandėt kažką čia reguliuoti. Tai yra ne jūsų reikalas. Ir tai iš tikrųjų ne mūsų reikalas. Iš tikrųjų ne mūsų reikalas. Ne mes sprendžia jų gyventojai, tai yra jų reikalas. Tai Pavilionis, man įdomu, ar jisai nesuvokia to, ar jisai apsimeta, kad nesuvokia. Ši politinių medkirčių bravūra mūsų valstybė išstatė visuotiniai pajuokai pasaulio akise, teigia Veryga. Artėjančių rinkimų JAV tikrai verta laukti su nerimu, bet net ne todėl, už ką balsuos ar nebalsuos amerikiečiai, bet todėl, kiek dar mūsų konservatoriai iki artėjančių rinkimų pasistengs sugadinti tarptautinių santykių. Iškasę karo kirvių su kaimynais ir net su tolimoje Azijoje esančia Kinija, šiandien skubame dalinti vertinimus ir epitetus net ir tiems, kurie dar šiemet gali tapti mūsų saugumo garanto JAV politikos vadovais. Vietoje to, kad šiandien mūsų užsienio politikai dirbtų su abiejomis politikų pusėmis tiek Trumpo, tiek Bideno JAV, siekdami, kad būtume išgirsti, viskas panašu statoma vien ant Joe Bideno ir demokratų partijos sėkmės. Įdomu, kaip tas Trumpas, kuris gali tapti vėl JAV prezidentu, turėtų žiūrėti į mūsų ir mūsų regiono problemas po rinkimų JAV. Matant, kas dedasi mūsų užsienio politikoje, apima svetima gėda. Vienintelis dalykas, ką galime padaryti, tai pasistengti, kad dar šiemet visi mūsų užsienio politikos korifėjai būtų padėti atokiai nuo bet kokių sprendimų, statančių mūsų valstybę į vis didesnį pavojų. Ačiū visiems, kad žiūrėjot šią savaitės apžvalgą, su jumis buvo Dovydas Petkus ir iki kitų susitikimų. Iki. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.